Na ir paskutiniam šio vakaro liudijimo aš kviečiu mūsų brolį iš Kauno Gintarą pasidalinti savo liudijimu, kaip Dievas įveda. Prašom. Labą vakarą. Man Stasiukas, kai liūdė, tai irgi aš irgi 26 viešpatį pasišaukiau į širdį ir kovo mėnesį gimęs. Tai kažkaip, kaip mūsų ir kaip broliškai sutapo. Tai mano gyvenimas prasidėjo labai anksti, suaugusio gyvenimą pradėjau gyventi. Kai buvau mažas, greit pradėjau išgerinėti, rūkyti. Mokslai nerūpėjo, tėvai mumis nesirūpino. Taip ir augom su broliu. Užaugom ir, aišku, prasidėjo nusikaltimai visokie. Atėjus laikui teko už tai sumokėti, teko sėdėti įkalinimo įstaigose. Virš 12 metų iš viso prasidėjau, galima sakyti, visą jaunystę. Ir kai man buvo 30 kažkur 4 ar 5 metai, aš jau buvau save faktiškai nurašęs, jau galvojau, viskas, gyvenimo nėra, vilties nėra, nieko nėra, kaip tas akmuo šulinio dugne. Ir iš tikrųjų nemačiau jokių prošvaisčių. Šeimos neturėjau, nieko neturėjau. Per tos 12 metų mane gal 2 kartus aplankė pusbrolis, gal 1 kartą brolis, gal 1 kartą motina, nežinau, bet, žodžiu, niekas manęs nelankė realiai. Ir, kaip sakyti, toks užmirštas akmuo buvau tikrai. Ir buvo, nelengva iš tikrųjų, širdis skaudėjo. Norėjau keisti gyvenimą, bet išeidavau ir nieko nepavykdavo. Grįždavau prie to seno vėmalo. Ir taip tęsiasi. Ir besėdint Alytaus pataisos namuose, tada tai vadinosi, mane pakvietė draugas į susirinkimą. Aš nežinau, koks ten susirinkimas, man tik pasakė taip, sako, daug arbatos, daug kavos ir daug sausainių. Galvoju, kodėlgi ne. Bet nelabai tikėjau, galvoju, trina galvoju. Bet nuėjom, ten klasėje rinkdavosi ir tiksliai darau durys, ten gitaros, zakeliai plėšia giesmės, man akis ant kaktos galvoju, kur aš čia papuoliau. Bet aš labai greit supratau, kur aš čia papuoliau ir tuose vyruose pamačiau kažką tai tokio ypatingo. Jie nebuvo ten su sutanom ar dar su kažko, ten nebuvo kažkiek kunigai, bet jie kalbėjo apie Dievo darbus, kad Jėzus gyvas, kad pakeisti gyvenimą, jie liudijo, kad dar buvo vyrai, kurie už mano baisesni gyvenimai buvo. Narkotikai, visokie ten viskas. Ir, žodžiu, prasidėjo ten po daug metų ir pakeisti gyvenimai, sukūrė šeimas, viską. Ir aš negalėjau iš tikrųjų suprasti, kaip čia yra taip. Aišku, aš pradėjau, greitai aš kažkaip tai susiorientavau, kad čia yra viltis ir išeitis. Supratau, kad Jėzus gyvas, kad Jisai gali pakeisti, kad gali duoti naują gyvenimą, naują pradžią ir naują viltį. Aišku, pradėjau skaityti Naują Testamentą, pradėjau eiti į koplyčią. Aišku, ir anksčiau eidavau į koplyčią, bet ten kitais reikalais. Ten niekas ten nerūpėjo, ten tos mišios sakyta. Žodžiu, praėjo 10 mėnesių ir aš jau anksčiau laiko į laisvę, vadinamą. Tiksliau išėjau už tvoros, galima tai pasakyti būtų. Ir aš jau ten mane atvažiavo draugai pasitikti, ten aš jums ten pasakoju apie Dievą, ten jis tapė, ten žodžiu nieko ten negirdėjo. Sustojom pavalgyti, išgeriau 500 gramų brendžio netyčia, ten kažkaip tai susiverčiau. Vėl užsikabinau ir tai 1,5 metų. 1,5 metų pragėriau sąžiningai, tada tai buvo sąžiningai, diena iš dienos. Nebuvo jokių ten stabdžių, jokių nieko. Ir žodžiu, supratau, kad išeities nėra, atsidūriau prie konteinerio. Galvoju, vienintelė išeitis tik tai grįžti į Alytų. Bet aš turėjau grįžtos 10 mėnesių atbūti, nes jau buvau paieškoję. Žodžiu, atsidūriau vėl Alytui ir ačiū Dievui iš tikrųjų. Ir tada ten buvo man palaimintas laikas, 10 mėnesių ten sprogo, kai 3 dienos. Ir vėl išeiti į vadinamą laisvę, ką daryti, bijau jau eiti, nežinau nei kur dėtis, nei kur eiti. Ir žodžiu, vienas vyrukas man pasakė, sako, reabilitacijai centrai. Sako, aš ten tarnauju, dirbu, sako, kaip sakyti, ir gyvenu, ir sako, galiu paderinti, suderino jisai, žodžiu, ir aš atsidūriau moterų reabilitacijos centre ant poros dienų.
Kaip man poros dienų, tai 1,5 metų ten prabuvau 1,5 metų. Ten sukūriau šeimą, dabartinę žmoną, o mano ten sėdi irgi. Susipažinom, vedžiau žmoną iš karto su 4 vaikais. Kaip neturėjau skiau vaikų, tai Viešpats iš karto davė. Žodžiu, ir tada dar mes ten apsivedėm, ten dar susilaukėm vieno vaiko bendro, paskui dar vienas gimė. Dabar jau 4 suaugę vaikai, o dar 2 mažesni. Ir žodžiu, Viešpats geras, iš tikrųjų, daug stebuklų padarė, išgydė sveikatą. Žodžiu, buvo ten visokių problemų irgi. Žodžiu, Viešpats tikrai labai geras, nenoriu labai įsitempti, nes tikrai jau daug liudinimų buvo. Ir žodžiu, taip įvyko 2.6 pradžioj ir 7, 8, 9, ten jau vėl tos reabilitacijos, ten labai geras laikas to reabilitacijų buvo iš tikrųjų. Ten irgi, kaip sakė vienas brolis, kai sakė, kai ten atėjo, sako, nuo 20 iki 60, tai ten buvo nuo 16 iki 60. Man dar ta direktorė sako, žiūrėk, sako, ten nelysk prie tų jaunų merginų. Ne, sakau, man nerūpė. Tuo metu nerūpėjo, paskui, aišku, ne jaunų žmonas radau, pašti savo metų, taip beveik. Nesusiradau, iš tikrųjų, Viešpats davė. Tai dėkoju jam, iš tikrųjų, jis labai geras, pakeitė gyvenimą, iš tikrųjų, aišku, buvo visko čia per tos laikus čia, bet ačiū Dievui, iš tikrųjų. Dievas iš tikrųjų gailestingas, jisai, svarbiausia tikrai yra šauktis ir jisai neatstumė, tikrai neatstumė. Ačiū Dievui, iš tikrųjų, už jo malonę, svarbiausia pakeitė mano širdį, mano mąstymą, nebereikia vokti, nereikia plėšti, nereikia į kalėjimus sėdėti. Nekyla rankos ir muštynės, iš tikrųjų, ir patraukia, iš tikrųjų, Viešpats situacijas visokiausias. Vieną dar tokį trumpą. Buvo nukrytęs svoris ir, sakau, galvoju, reikia eiti pasitikrinti, galvoju, gal kokį žyvą pagavau, ten buvo kartais ir narkotikų biškis įleisdavau. Jau pas gydytojus ten praėjau, visus gydytojus ten varė, ten mane, ten vienas nuo kito. Galų galia išvadą padarė tokią, sako, sveikas, gali į kosmosą skristi. Taip ir pasakė gydytoja. Tai va, ačiū Dievui, iš tikrųjų. O jau man, kai buvo 20 metų, man jau sakė, tavo kepenim liko 2-3 metai, sako. Tai va, ačiū Dievui, iš tikrųjų. Gal tiek.